Kągi, labas rytas, atsikėlėm, susipakavom. Čia mūsų palapinė stovėjo. Debesuota, truputį vėjukas, bet naktis už to šilta buvo, nes debesis suslinkė. Nešalo niekas. O ką, dabar į kelią, kojas medinės po vakar kilometriukų, bet judėsim priekį, turim ir sniego mūsų. Sakėm, eisim paragaut, gal skanesnis čia. O šiaip dabar lipam į patį aukščiausią tašką šioj kelioniai. Turėtų būti šalta, vėjuota, bet apsirengsim lietpalčius dar kažką, tai skam pasiruošę. Tai vat, tokia ryto situacija. Monika atrodo laiminga šį rytą, miegojom iki 7, išeinam 8. Planas buvo, kad saulytė išlystų, kaip ir lenda, čia debesiukai. Skuta, bet nelabai matosi. Kiek 5, 6. Vakar atėjom į tą parduotuvėlę, kur tie namukai viskas. Tai nežinau, 50-60 žmonių trinasi. Aplinkui tos namukus visur palapinių visko. Tai žiauriai nesijaučia tos laukinės gamtos tokios. Mes čia darom? Pasirašom. Tu mane parašysi? Taip. Gerai. Čia namukas, nuo audros pasislėpti. Pečius dar šiltas, reiškia kažką iš čia kūrena. Gal vakar, gal naktį kažkas miegojo, nors čia kaip ir negalima miegoti, bet... Nes langai aprūkę. Adresas
Kauna. Tai vat. Tokie šičia prabangos nameliai yra. Aš jau gal pietus pusryčius valgyčiau čia, bet kad belik žmonių matoma ateina čia. Labai jau pilni etapai, tai nežinau. Užlipom į aukščiausią tašką, kaip ne taip vargiais negalais. Rysime žemyn dabar ties. Apie ką? 40 km su viršum likę mum. Iki finišo, jeigu gerai. Daugiau. Nu ne, pas nes tapo 16, šitas nuo tiek, tas 12 ir 1,20. Nu tai kiam 8. Čia iki tiek ta už 3 km, tai 50. 50, sakykim, iki finišo. Taip, bet, sakėm, talę taisim, kažkas labai nori. Aš eisiu sniegą pačiupinti. Mes sniegą matom. Čiupinam pirmą kartą. Taip. Saulytė šviečia, gražu. Aukščiausia vieta 1000 kažkiek tais. Nežinau, ar matysis, bet priekį kokią 20 žmonių matom turbūt. Čia tiek hebros eina į šitą pusę, kad va Jėzas. Na, bet mes į priešingą pusę, tai mums ne problema. Čia toks įdomus etapas. Mes einam tai vien upeliai, vien upės. Menukas. Jau lenkitės toli reikia. Kaip kas? Viskas. Va bėga per visur čia. Botų reikia. Čia nėra gintarų. Monika. Išdžius bus ne gintaras. Kuku? Viskas gerai? Jo. Kur džiaugsmas? Noriu civilizaciją. Civilizaciją norit. Dar toli. Sėdėk čia. Ten šlapia bus.
Užsikūrėm. Pasistatėm palapinę šiandien anksčiau. 15 tik nuėjom, apie 4 čia kada sustojom, pasidžiaugsim, laiko turim. Kokiam 2 kilometrai iki Abisko. Žiauriai, vadai les, aš palikai karštas sėčiau su šortais, su maikė, bet reikia va su kepurė, su ilgais rūbais, nes lesa belekai. Jau šiandien biškį parelaksuosim, rytoj reikia kokį 15, po to 15, nes laiko turim. Tai galvojam, reikia. Ramiau truputį bus sriubytė, meksikietiška, plius makaronai. Monika galėtų šiaip iš palapinės pamojuot žiūrovams. Sakau, žiūrovams pamojuokit iš palapinės. Gerai, pamojavo. Tai va, šiandien užvirėjo. Šiaip tai žiauriai graži vieta. Tarp kalnų, saulytė šviečia. Nėra debesiukų, nieko, žygioja. Žmonės netoliese. Dangus giedra, šalta bus naktį. Kažkas čia minėjo, kad auroras kažkokias gali matyti. Tai reiks gal išlyst naktį. Aš nežinau, šiaip kai įlendi į palapinę, tai jau po to nesinori naktį niekur dėtis. Šiaip tai ką. Palsėsim, pagulėsim, pasidžiaugsim. Mes šį vakarą taip pasipuošę, nes vadai lesa. Ir saulytę nusileido jau. Viskas už horizontą pasislėpus, paskutiniai spinduliukai fone. Biškį vėjukas pakilo ir vadai lesa. Tai puikiai apranga gynybai nuo vadų. Dar pamiršau paminėti, laukia antra vakarienė, tai guliašas ir pasta carbonara. Bandysim šitas vėl.